kad egiptiečiai nors ir išalkę, bjaurėdamiesi prieš juos siųstais gyvūnais, netektų net įprasto noro valgyti. O tavo tauta, trumpai kentėjusi stoką, maitintųsi skanėstais. Juk reikėjo, kad anuos engėjus ištiktų negailestingas alkis, o tavo tautai pakako tik parodyti, kaip jų priešai buvo kankinami. Skėriai ir varinis žaltys. Net tada, kai juos užklupo baisus žvėrių šėlimas ir jie buvo naikinami pasalių gyvačių įkandimais, tu nepykai iki galo. Tik valandėlę, tik dėl įspėjimo jie patyrė klaiką, nors turėjo išganantį ženklą, kad jiems primintų tavo įstatymo įsaką. Juk kas gręždavosi jo link, būdavo išgelbėtas ne per daiktą, į kurį žvelgia, bet per tave, visų gelbėtojo. Tuo tu įtikinai mūsų priešus, kad esi tas, kuris išgelbsti nuo viso, kas pikta. Juk skėrių ir mūsų įkandimai anuos žudė, vaisto jų gyvasčiai išgelbėti rasta nebuvo, nes jie buvo nusipelnę bausmės tokiais kūriniais. Bet tavo vaikai nebuvo nugalėti net nuodingų gyvačių geluonių, nes tavo gailestingumas jiems į pagalbą atėjo juos gydydamas. Juk kad atsimintų tavo žodžius, jie buvo įgelti ir greitai išgelbėti, idant nenugrimstų į baisią užmarštį ir netaptų abejingi tavo gerumui. Juk iš tikrųjų, negydė jų nei žolės, nei šuteklis, bet tavo viešpatie visa gydantis žodis. Tu esi gyvybės ir mirties valdovas. Tu nuvedi mirtinguosius prie Hado vartų ir juos atgal parvedi. Žmogus tiesa žudo savo nedorumu, bet negali sugrąžinti iškvipto gyvybės alsavimo ar išlaisvinti mirties paimtą sielą. Kruša ir mana, pabėgti iš tavo rankos niekas negali. Juk anie nedorėliai, atsisakę tave pažinti, buvo nuplakti tavo rankos galybę, kankinti neįprastų liūčių, krušos bei perkūnijos ir visiškai ugnies nuniokoti. Ir kas nuostabiausia, vanduo, kuris gesina visą, ugnį dar labiau kursti, nes visata gina teisiuosius. Vienu metu liepsna buvo sutramdyta, kad nesudegintų kūrinių, siųstų pulti nedorėlių. Idant nedorėliai tai matydami žinotų, kad jie Dievo teismo buvo ištikti. Kitą kartą, net pačiame vandenyje, ji įsiliepsnojo net galingiau už save pačią, kad sunaikintų nedoros šalies derlių. Vietoje to, tu maitinai savo tautą angelų maistu ir nepailsai tiekti jiems iš dangaus duonos, paruoštos be jų triūsų, labai gardžios ir tinkamos kiekvienam skoniui. Juk maistas, kurį davei, parodė tavo švelnumą savo vaikams, nes jis prisitaikė prie skonio to, kas jį valgė, ir persimainė į tai, kas valgančiajam patiko. Sniegas ir ledas ištvėrė ugnį netirpdami. Tai įvyko, kad tavo vaikai žinotų, jog jų priešų derlius buvo naikinamas ugnies, kuri liepsnojo krušoje ir žaibavo liūtyje. Betgi ši ugnis, kad būtų teisėjai pamaitinti, užmiršo net savo įgimtą jėgą. Jų kūrinyje, tarnaudama tau, savo kūrėjui, nuožmėja, kad būtų nubausti nedorėliai ir sušvelnėja tiems, kurie tavimi pasitiki. Užtat ir tuomet, prie visko prisitaikydama, ji tarnavo tavo visą maitinančiam dosnumui pagal tai, ko kam reikėjo ir kokas troško. Idant tavo vaikai, kuriuos viešpatie tu mylėjai, žinotų,
kad nederliaus įvairovė maitina žmoniją, bet tavo žodis išlaiko tuos, kurie tavimi pasitiki. Juk kas nebuvo ugnies sunaikinta, vos pašildytas praskubunčio saulės spindulio ištirpo, idant būtų žinoma, kad ar saulei netekėjus žmogui reikia keltis tau dėkoti ir šauktis tavęs auštant, nes nedėkingo žmogaus viltis sutirps, kaip atšiauri šalna ir išsilies, kaip pamazgos. Tamsa ir ugnies stulpas, dideli ir neišpasakojami tavo nuosprendžiai, užtat paklydo neimlios sielos, juk nors nedori žmonės manė, kad galės pavergti šventąją tautą, patys būdami tamsos pančiuose ir ilgos nakties kaliniai. Jie tūnojo užsidarę savo pastogėje, amžinosios apvaizdos nuvyti, manydami, kad jų slaptos nuodėmės uždengtos tamsia užmaršties danga. Jie buvo išsisklaidę, klaiko apimti ir šmėklų apstulbinti. Juk net slapti namų užkampiai, į kuriuos jie buvo subėgę, negalėjo apginti jų nuo baimės, nes griaudė visur baisus triukšmas ir rodėsi tylūs, niūrių veidų vaiduokliai. Netgi ugnies jėga neįstengė šviesti, nesiteikė nei ryškų žvaigždžių spindesys apšviesti tą klaikią naktį. Vienintelė šviesa jiems buvo didžiulės savaiminės liepsnos, baisios pažiūrėti. Reginiai išnykus, klaiko apimtiems jiems matyti daiktai atrodė dar baisesni. Tada būrimo apgaulės pasirodė neveiksmingos ir iš jų pagirūniškos išminties buvo pasityčiota. Mat tie, kurie žadėjo išvaryti iš sergančios sielos baimę ir sąmyšį, patys sirgo juokingu išgąsčiu. Juk nors jokia baisenybė jų negąsdino, tačiau išgąsdinti sėlinančių žvėrių ir šnypščiančių roplių, jie mirė drebėdami iš baimės, nenorėdami pažvelgti net į orą, kurio niekur išvengti negalima. Juk nedorumas yra bailus, savo paties liudijimu pasmerktas, dėl savo iškankintos sąžinės jis visad padidina nelaimės. Juk baimė iš tikrųjų yra ne kas kita, kaip atsisakymas priimti proto teikiamos pagalbos, o vidinio tuštumo užgožta viltis yra linkusi užsimerkti prieš tai, kas sukelia kančią. Bet tą naktį iš tikrųjų buvusią bejėgę ir juos užklupusią iš bejėgio hado gelmių, visi jie miegojo tuo pačiu miegu, kartais varginami baisių šmėklų, o kartais sielos alpėjimo sukaustyti, nes juos užklupo ūmi ir nelaukta baimė. Taip tad, kas tik ten buvo, įpuolė į tą kalėjimą be grotų ir buvo įkalintas. Juk tiek artojas, tiek piemuo, tiek dykumoje triūsintis darbininkas, jie buvo užklupti ir laukė neišvengiamo likimo, nes siejo juos visus viena tamsos grandinė. Ar tai buvo švilpiantis vėjas, ar skambi paukščių giesmė plačiose šakose, ar smarkiai tekančio vandens kriokimas, ar uolų griūties baisus bildesys, ar nematomo šokinėjančių gyvulių lenktynės, ar plėšriųjų žvėrių riaumojimas, ar aidas grįžtantis kalnų dauboje, juos sukaustė baimė. Mat visas pasaulis švytėjo dienos šviesa ir darbavosi nekliudomas. Vien tik anie žmonės buvo užkloti tamsia naktim, atvaizdu tamsybės, kuri turėjo juos užklupti, betgi dar tamsesni negu tamsybė, jie buvo savo patiems. O tavo šventiesiems švietė didžiulė šviesa. Egiptiečiai, girdėdami jų balsus, bet jų nematydami, laikė juos esant laimingus, nes anie nekentėjo, kaip kenčia jie patys. Jie buvo dėkingi,
kad tavo šventieji, nors pirma skriausti, jiems nekeršijo, todėl prašė jų, kad atleistų už jų piktą valią. Vietoje tamsos tu parūpinai liepsnojantį ugnies stulpą, kad vestų tavo tautą nužymotu keliu, ir švelnią saulę davė jų garbingai kelionei. Juk anie buvo verti netekti šviesos ir būti įkalinti tamsoje, nes jie laikė įkalintus tavo vaikus, per kuriuos tavo amžinoji įstatymo šviesa turėjo būti duota pasauliui. Pirmagimių mirtis ir išėjimo naktis. Jiems nusprendus žudyti tavo šventųjų kūdikius, nors vienas berniukas, paliktas mirčiai išgelbėtas, tu nubaudei, atimdamas daugybę jų vaikų, sunaikindamas juos visus kaip vieną nuožmiu užsimojimu. Apie tą naktį mūsų protėviams buvo pranešta iš anksto, kad tikėdami gautais pažadais būtų drąsūs. Tavo tauta laukia teisiųjų išgelbėjimo ir savo priešų žūties. Juk kuo baudei mūsų priešus, tuo mus šaukiai prie savęs ir mus pagerbei. Juk pamaldus, gerų žmonių vaikai slapčia atnašavo aukas ir vieningai įsipareigojo dieviškajam įstatymui, kad šventieji dalytųsi ir palaima, ir pavojumi, lygiai pirma pagiedoja protėvių šlovės giesmes, bet atsakė ausis rėžęs jų priešų klyksmas, ir visur buvo girdėti gaili rauda mirusių vaikų. Vergas buvo nubaustas tokia pat bausme, kaip ir šeimininkas. Prasčiokas kentėjo tokią pat netektį, kaip ir karalius. Visi jie, tokios pat mirties ištikti, turėjo mirusiųjų be skaičiaus. Jų gyvųjų neužteko net jiems palaidoti, nes jų brangiausi palikuonys buvo sunaikinti vienu akimirksniu. Juk nors jie nieko kitų netikėjo, kaip tik savo kerais, tačiau, kai jų pirmagimiai buvo sunaikinti, jie pripažino tautą, esant Dievo vaiku. Juk kai visa buvo apgaubusi švelni tyla ir naktis jau buvo įpusėjusi, tavo visagalis žodis žengė iš dangaus nuo karališkojo sosto į vidurį šalies skirtos pražūčiai, tarsi nepermaldaujamas galiūnas, nešinas tavo tikrojo Įsako aštrų kalaviją. Kai nusileido, jis visą pripildė mirtimi, stovėdamas ant žemės, jis lietė dangų. Ūmai, baisų sapnų regėjimai ėmė juos gąsdinti ir apniko netikėtos baimės. Vieni čia, kiti ten, pusgyviai ant žemės parblokšti, pasakė, kodėl jie miršta. Mat juos gąsdinę sapnai apie tai iš anksto įspėjo, kad nežūtų nežinodami, dėl ko jie kenčia. Vienu metu mirties patyrimas palietė ir teisiuosius. Dykumoje maras užklupo daugelį. Bet dieviškas pyktis neilgai truko. Mat vyras be priekaišto atskubėjo jų ginti, nešinas savo tarnybos skydą, maldą ir permaldavimo smilkalus. Jis atsilaikė prieš pyktį ir sustabdė nelaimę, parodydamas, kad tavo tarnas jis buvo. Jis nugalėjo pyktį ne kūno jėga, ne ginklų galybę, bet savo žodžiu jis numalšino baudėją, primindamas mūsų protėviams duotas priesaikas ir sandoras. Mat kai mirusieji jau gulėjo vieni ant kitų krūvomis, jis įsiterpė ir pyktį sulaikė, užkirsdamas jam kelią pas gyvuosius. Juk ant jo ilgo apdaro buvo atvaizduotas visas pasaulis. Ant 4 brangakmenių eilių buvo įraižyti garbingi protėvių vardai, o diademoje ant jo galvos tavo didybė. Tiems naikintojas nusileido, jų pabūgo
To vieno pykčio įsiveržimo buvo gana. Raudonoji jūra. Bet nedorėlius lydėjo negailestingas pyktis iki galo, nes Dievas žinojo iš anksto, ką jie toliau darys. Žinojo, kad nors patys buvo leidę tavo tautai išeiti ir skubiai juos buvo išvarę, jie pakeis savo mintį ir juos vysis. Juk dar tebegedėdami ir prie mirusiųjų kapų teberaudodami, jie padarė kitą kvailą nuosprendį ir vijosi kaip bėglius tuos, kuriuos buvo maldavę ir privertę išeiti. Juk pelnytas likimas vedė juos prie tokio galo ir padarė, jog jie užmiršo, kas buvo įvykę, kad nauja bausme papildytų, ko dar jų kančioms trūko. Ir tavo tauta atliktų nuostabią kelionę, o anie rastų nepaprastą mirtį. Juk visa kūrinijos prigimtis buvo iš naujo kuriama vykdyti tavo įsakams, kad tavo vaikai nuo pavojų būtų apsaugoti. Buvo matomas debesis dengiantis jųjų stovyklą ir sausa žemė kylanti ten, kur pirma tyvuliavo vanduo, kelias be kliūčių iš Raudonosios jūros ir žolėta lyguma iš nuožmios bangų mūšos, per kurią perėjo visa tauta tavo rankos globojama, stebėdamasi nuostabiais stebuklais. Jie laigė kaip arkliai ganykloje ir šokinėjo kaip ėriukai, šlovindami tave Viešpatie savo išgelbėtoją. Jie vis dar prisiminė savo išgyvenimus svetimoje šalyje, kaip žemė vietoje galvijų nibždėjo uodais ir upėje vietoje žuvų kirbėjo daugybė varlių. Vėliau jie matė ir naują paukščių rūšį, kai geismo verčiami reikalavo skanėstų, nes jiems patenkinti putpelės atskrido iš jūros. Egiptas kaltesnis už Sodomą, betgi bausmės nusidėjėlių neužklupo be įspėjimo ženklų, duotų baisia perkūnyje. Jie teisingai kentėjo už savo nedorus darbus, nes iš tikrųjų svetimšaliams jie buvo parodę didesnę neapykantą. Juk anie buvo atsisakę priimti pas juos atvykusius svetimšalius, o šie vergais pavertė svečius, kurie buvo jų geradariai. Ir to negana. Žinoma, ir anuos ištiks galutinė bausmė, nes jie svetimšalius buvo nedraugiškai priėmę. O šie svečius iškilmingai priimtus vėliau nuožmiu lažu engė, nors jie jau turėjo lygias teises. Užtat ir jie buvo apakinti, lygiai kaip anie prie teisiojo vyro durų. Kai didžiulės tamsos apsupti, kiekvienas grabinėjosi, norėdamas rasti savo duris. Nauja gamtos darna. Jų gamtos pradmenys keitėsi vietomis. Kaip skambinant arfą, gaidos keičia savo ritmą, nors kiekviena išlaiko savo garsą. Tai tegalima suvokti tik žvelgiant į tai, kas įvyko. Juk žemės gyvūnai buvo paversti vandeniniais, o plaukiojantis išlipo į krantą. Ugnis išlaikė savo jėgą net vandenyje, o vanduo pamiršo savo gesinančią prigimtį. Atvirkščiai, liepsnos nepajėgė sudeginti nei juose vaikščiojančių trapių gyvūnų, nei ištirpdyti to panašaus į ledą ir lengvai ištirpdomo maisto iš dangaus. Juk visais būdais tu Viešpatie aukštinai bei pagerbei savo tautą, jai visad ir visur padėdamas.